Pristatau, kaip lipnių juostelių pagalba galima dekoruoti sieną. Kurią parodysiu greitai jums. Dabar noriu supažindinti jumis su reikalingomis medžiagomis. Reikalingas gruntas, kad būtų siena labai gera. Gruntui naudosime volelį. Tada reikalingas bus glaistas, kurį tepsime su glaistyklėmis 2 kartus. Tada po 2 kartų nušlifuosime ir nudarį padarysime ir tada dar kartą užnešime gruntu. Tada rinksime dažus. Dažus dažysime su šito voleliu ir tada būtinai rekomenduoju turėti va tokią, kad nereikėtų plauti, mažiau bus plaunama. Tada reikalinga mums turėti spalvų, kelių spalvų reikia turėti. Ir čia dėsime lipnias juosteles. Tada reikalinga, kad pasiskaičiuoti, kokį mes norėsime rasti. Pirštas apsimovau, vienu žodžiu. Tada pasikloju. Tada paėmėm gruntą. Turiu padaryti perimetrą. Perimetras labai turėti va. Kad nebūtų labai pasimam. Panaudojam glaistą. Pradedame tepti. Aišku, nenuvalyta. Nu va, dabar kada glaistą, dar tokį trumpą padaryti. A glaistą ir dar. Va, matai, čia reikia sujungti. Tai va, čia dabar antras kartas. Fotografavimo šitą formą. Šitai. Palauk, aš irgi įsivaizduoju, filmuoju šitą. Vienu žodžiu, taip dabar trumpai. Kad... A jau filmuoji? Jo, bet be žodžių. Sakau, be žodžių. Jo. Va šitas va, šitą momentą gerai pritraukti, kad šitas pamatytųsi. Kad vienu žodžiu reikia grįžti tą pačią liniją. Nes reikės pabrėžti, kad yra labai svarbu, kad nenukrėptų čia viskas. Technologijas. Tai va šitą. Ir vėl grįžti tą pačią vatą. Tą pačią turime grįžti. Uprasti dažai yra. Pasinaudoja kavaliuką, teptuką. Taip pat va, būtinai nuo kampo. Tai baltas spalva bus. Čia kadangi yra naudosim va šitą. Irgi taip pat grįžtam atgal. Grįžtam atgal. Ir gal dabar pabaigti iš tikrųjų ką. Nu, vai, parodysiu 200 nuotraukų, turiu omeny, kad man reikia, tai aš turiu daryti. Va. Taip, va. Ir tada dabar čia pradedu. Ir va taip važiuojame. Pirmin atgal grįžtam va šitai. Atsinešu va taip maišelį. Tada įdedu voliuką. Tada voliuką taip labai gerai. Irgi tą teptuką. Įdedame šitą taip irgi va. Šitą antrą kartą. Dabar tu gali filmuoti, aš įsipinu dažuonę. Ir išsiimu vieną voliuką, išsiimu va šitą jau, išsiimu šitą, va, rodo, kad jis yra minkštas, šitą susiviršų. Jo matos dengiamumas visai kitoks principas.
toks. Dar parodyti kitą. O, mano čia. Pradedu dažyti. Kad man reikalinga šitas ir tada pradedu klijuoti. Dar padaryti, dar garso čia nereikės, ne taip dar parodo. Tu gali prieiti va šitą parodyti, kaip atrodo va tas klijavimas, ne? Ir viskas. O taip atrodo padarytos spalvos. Tokios bus spalvos ir taip bus išnešiota po visą. Nu, kad tokios nematytų, paskui tau garsą mes įdėsim. Mergaitės, taip sakė, man įdės garsą, nežinau, sakė, jos padarys man. Na, aš pažiūrėsiu gal kokį paukščiuką.